Dabar esame naujos eros virtuvėje. Ir aš noriu pristatyti Annie Mendisą. Sveiki. Jisai bus mūsų asistentu visame seminare, gyvojo maisto seminare, kuriame ruošiame patį skaniausią maistą. Visų pirma, norime jūs supažindinti su daiginimu. Daiginimas yra labai įdomu, ypač todėl, kad žiemą negalim gauti šviežių daržovių. Ir dabar norėčiau pradėti nuo liucernos. Daiginti liucerną dabar yra labai populiaru. Įberiame kažkiek liucernos į daiginimo maišelį. Įberiame nedaug, apie 3-4 arbatinius šaukštus. Mes pamatysime, kaip maišelis padidės ir įgaus daugiau svorio. Mes sutaupysime daug vandens, nes mirkysime šį maišelį 5 valandas šiame dubenėlyje. Ir po 5 valandų va taip nuplausime. Ir sutaupome daugiau vandens, negu naudojant šį didelį stiklainį. Ir pamerkus šį maišelį 5 valandas, jūs tada tiesiog pakabinkite jį. Taip pat šiame seminare naudosime ir kitus daigus. Tai va, pavyzdžiui, dabar turime mano mėgstamiausius daigus, kurie skirti smulkintai energetiniai sriubai. Ir tai yra žalieji žirneliai, lęšiai ir spanduolinės pupuolės. Ir iš tiesų juos reikia mirkyti apie 10-15 valandų. Ir tai priklauso nuo to, kaip jie gerai buvo išdžiovinti. Ir tai yra daroma lygiai tokiu pačiu būdu su maišeliu, kurį dedame į vandenį, pamirkome ir tada išimame ir pakabiname kur nors. Ir reikia 4 dienų, kad jie būtų paruošti vartojimui. O liucernai reikia daugiau laiko, apie 6-7 dienas. O kodėl jie žali? Jūs paliekate juos po saulę? Taip, visada palieku. Paskutinės 1 ar 2 dienas palieku maišelį ant saulės, o taip susikuria chlorofilas, kuris yra labai svarbus. Ir kitas svarbus produktas, kurį galime daiginti, yra migdolai. Mes juos ne visada daiginame, bet merkiame apie 2 dienas. Jūs merkinat juos 2 dienas? Taip, todėl, kad jie labai kieti. Ir savame aišku, kad po mirkimo jūs turite nuimti odelę. Ir sumalame blenderyje su redžiuvelaku ir naudojame migdolų pienui. Daugeliu žmonių, ypač vaikams, patinka migdolų pienas. Taip pat naudojame padažams ir kitiems dalykams. Kitas svarbus dalykas, iš kurio gauname baltymų, kaip ir iš migdolų, yra saulėgrąžos. Jūs klausite, kodėl jų tiek daug? Nes mūsų yra labai daug šeimoje. Mes juos sumalam ir padarome tokius baltyminius luitus. Ir taip pat mes darome sūrį iš sėklų. Ir šiam sūriui pagaminti reikia šias saulėgrąžas mirkyti tik 5 valandas. O jūs visas šias sėklas mirkote kartu? Taip, tikrai taip. Jeigu jums reikia tiek daug, tai pats natūraliausias būdas tai padaryti. Yra kaip minimum 6 ar 7 būdai, kaip galima saulėgrąžų sėklas panaudoti. Ir tai yra priežastis, kodėl mes saulėgrąžų sėklas naudojame kaip baltymus. O šios sėklos yra organiškos, ar visos jūsų sėklos yra organiškos? Taip, čia yra organiškos sėklos, bet jūs ne visada galite jų gauti. Bet mes stengiamės jų gauti.
So naturally, what we're going to do right now, after the soaking, Dabar po sėklų mirkinimo pereisim prie mirkinimo grūdų. The grains. The grains. Mes naudojame daug skirtingų grūdų, bet čia turime kviečius. Yra kelios kviečių rūšys. Čia yra žiemkenčiai, kuriuos mirkome apie 10-15 valandų. Jie skirti sėjimui. Tam, kad padaryti kviečių sultis? Taip. Ir neskaitant, ar tai sėklos ar grūdai, juos visus reikia praplauti minimum kaip 2 kartus per dieną. Tai yra todėl, kad vasarą ant jų susidaro pelėsiai. Ir tai yra labai svarbu. Ir tą patį mes darome su redživeleko kviečiais. Ir čia turiu redživeleko kviečių, kuriuos mirkiau šiame maišelyje. Jie jau sudaiginti? Taip, jie tikrai sudygė. Ir aš taip pat juos mirkiau, kaip ir kietuosius kviečius. Ir juos paplaudau 2 kartus per dieną ir įdedu į šį stiklainį. Ir dabar pilame vandenį, kad padarytume redživelaką. Ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes jis pakeičia gaiviuosius gėrimus ir pakeičia netokį sveiką vandenį ir kainuoja tik 3 centus per kvortą pagaminti. Ir taip mes mirkiname juos kaip šiame stiklainyje 24 valandas. Tai vandens turi būti iki pat viršaus. Taip, ir tokiame pilname stiklainyje mirkysime juos 24 valandas. Ir tada mes jį naudosime kaip gėrimą. Ir taip tuos kviečius galime panaudoti 3 kartus. Ir šį gėrimą galima panaudoti kaip pagrindą įvairiems skaniausiems patiekalams. Tai galima naudoti gėrimams arba smulkinti kitus produktus. Taip, nes jis turi daug fermentų ir tuo pačiu jis padeda virškinti produktus. Ir mes turime daug žmonių, kurie turi įvairių alergijų ir dživelakas padeda tiem žmonėms. Ir šį gėrimą gali naudoti net tie žmonės, kurie alergiški kviečiams. Kodėl? Todėl, kad jie yra gyvi, o ne apdoroti. Kaip dauguma kviečių duonoje ar kitose kepiniuose. Ir žmonės alergiški tokiems kviečiams, nes juos sunku suvirškinti. Ir tai yra būdas išspręsti virškimo problemas, naudojant fermentuotus kviečius. Tai fermentuojant kviečius jis lengviau suvirškinti? Tikrai taip. Ir kviečius redživelakui galima naudoti 3 kartus. Kai mes išpilame šį gėrimą ir tada užpilame naujo vandens ir tada vėl laukiame 24 valandas. Taip, kiekvieną kartą. Ir darome tai 3 kartus. Taip. Ir dar vienas svarbus dalykas, kad šiuos likusius kviečius žmonės naudoja maitinti paukščius. Ir paukščiai net sustoja į eilę, kad gauti šių kviečių. Man labai malonu dalintis su jumis informaciją apie daiginimą. Labai džiugu, kad žmonės užsiema daiginimu.